esam Adomynės dvare ir ta vietovė Adomynė, jinai ne visada vadinosi Adomynė. Praktiškai iki 18 amžiaus pabaigos jinai vadinosi Mažaisiais Salotėliais ar Kazimieravėlė. Ir tik tai po to, kai Jonas Žuravskis paveldėjo, tiesiog nepaveldėjo, įgavo teisę į šitą dvarą ir jinai tapo Jonava. O Adomynė nuo 20 amžiaus pradžios. 18 amžiaus pabaigoje tai buvo palivarkas, priklausęs Pliaterio Alovės dvarui. Ir tai buvo, jame veikiausiai stovėjo gana nedidelis pastatas, kuris tradicinis palivarko namas, kuriame gyvendavo palivarko valdytojas. Kartu jame būdavo dažnai apgyvendinama ir šeimyna, būdavo ir ūkinės patalpos. Žodžiu, dvaras buvo toks kuklaus bajoro dvaras. Ir po to, kai pliateriai prisidarė labai daug skolų, taip atsitiko, kad jiems teko šį palivarką perleisti Jonui Žuravskiui. Jonas Žuravskis pradžioj tą palivarką kaip ir skolino pinigus veikiausiai pliateriams ir už tai jį valdė tik tai, bet neturėjo nuosavybės. O nuo 21 metų už skolas jis tiesiog perėjo Žuravskio nuosavybėn. Pirmiausia, reikia manyti, kad jis tą dvarą ir rekonstravo šitą pastatą, nes ambicijos buvo didelės, norėta gyventi plačiai ir pasirodyti taip pat plačiai ir reikėjo kažkokiu būdu šitą mažą pastatėlį praplėsti. Tačiau nugriautas jis tikrai nebuvo, nes mes ir dabar viduryje šio pastato, to senosios dalies randame tą didįjį kaminą, kuris buvo būdingas būtent 18 amžiuje ir mažiesiams dvarams netgi iki 20 amžiaus pradžios, kur naudotas ir ūkiniam reikmėm, ir šildymo sistemai ir taip toliau. Ir buvo pristatyta, vienas galas buvo pristatytas, viename gale buvo pristatyta koridorius su įvairiom tokiom paprastesnėm patalpom, skirtom šeimynai arba, pavyzdžiui, ir netgi pačio savininko kažkokiom intymiom reikmėm. O kita dalis, ta, kuri pristatyta kampu, jinai yra puošni su išėjimu, su veranda ant tokių arkų į tvenkinį, tai jinai jau buvo pristatyta kaip reprezentacinė dalis ir dar su atskiru įėjimu ir taip toliau. Iki mūsų dienų mus pasiekė ypatingai vertinga, kas medinių dvarų tarpe yra, tai patalpų tapybos fragmentai. Nėra atlikti visi tyrimai, bet tiek, kiek matosi tiesiog iš kažkurių dalių ar neuždažytų, ar netgi atidengtų, nes taip, šitas dvaras dar tarybiniais laikais tai buvo atlikta jo restauracija dalinė. Tai tose patalpose ir parketai, ir krosnis, įspūdingos krosnis ir, kaip jau minėjau, ta ypatinga tapyba, kuri atspindi būtent nuo 19 amžiaus iki 19 amžiaus pradžios, greičiausiai iki netgi 19 amžiaus vidurio tą laikotarpį. Žuravskis šitą dvarą istorikų manimų nuo 21 metų iki 30 rekonstravo Jonas Žuravskis. Bet veikiausiai jo sūnus, kuris paveldėjo taip pat Jonas, tikėtina taip pat papildė tą dvarą ir puošė ir toliau. Ir kaip ir visi dvarai negalėjo būti kaip tie pastatai vienalaikiai. Juos kiekvienas savininkas atėjęs stengdavo puoselėti ir puošti. Bet šiaip ar taip mes ir esame štai šitame tikrai gana įdomiame pastate, kuriame toks nedidelis medinis tradicinis lygtai dvarelis, iš pirmo žvilgsnio neįtin ir įspūdingas, bet turintis labai daug įvairių autentiškų elementų. Ir yra išlikę ta senoje dalyje ta kaminas didysis
Ir jame yra štai turbūt kažkuris iš Jonų Žuravskių, o galbūt jau ir Vileniškis, neaišku, jisai yra kitą sprendimą priėmė ir jo centre sumūrijo paprastą kaminą, kuris dabar išeina virš stogo, bet pati ta patalpa, kamino, didžiojo kamino Virenės patalpa, jinai yra išlikusi, tik jos centre stovi toks naujas darinys. O ir iš ūkinės priminės jūs matote langelį į tą kaminą Virenę, galų gale yra senos durys, seni vyriai, kai kur netgi įvairių kitų elementų ir ypač pavyzdžiui ūkinėje dalyje, greičiausiai dar nuo tų laikų, kada buvo palivarkas, ten sunku pasakyti, galbūt kelis kartus perstatyta, bet tikrai yra duonkepė krosnis, tai įspūdinga duonkepė krosnis, kuri aptarnavo jau praktiškai visą dvaro rūmą ir visus čia gyvenančius žmonės. Jeigu kalbėtų apie tą reprezentacinę dalį, krosnių ten yra įvairių ir įvairio laikotarpio. Ir tai nenuostabu, kadangi šiaip ar taip krosnis irgi viena iš tų elementų, kuris labai dažnai susidėvėdavo ir jas reikdavo keisti. Jei žiūrėti į krosnių stilistiką, tai didžioji dalis jau veikiausiai čia išlikusių yra XIX amžiaus pabaigos, tai vadinasi jau buvo perstatyta kelis kartus greit per laiką. Galbūt jau prie kito Jono Žuravskio ar net ir vėliau. Dvarininkai tiesiog irgi naudojosi, jie savo jau planuodami, kaip jau įrengti savo namą, jie naudojosi tuo metu XIX amžiaus leidžiamais įvairiais leidiniais, kurie pasiekdavo Lietuvą ir iš Prancūzijos, ir iš Italijos, ir iš Vokietijos, iš Austrijos. Ir priklausomai nuo to, kokia buvo tuo metu mada, kaip ir dabar, jie taip ir stengdavosi dekoruoti savo statinius, nepriklausomai, kur jie stovėdavo. Ar Vilniuje, ar kažkur tai Kupiškio rajone, kažkokioje Domynėje. O šiaip norėtųsi vis tik tai, kad valstybė labiau atkreiptų dėmesį šitą objektą. Vien dėl to, kad tapyba, kuri čia yra, tai nėra labai dažnas reiškinys dabartiniuose mediniuose dvaruose, nes mūsų žinoma, kad mediniai dabar yra gana smarkiai sunaikinti. Ir kad jų išlikę labai nedaug geresnių, arba jie labai nugyventi ir mes tokių objektų, kur būtų daug tapybos, tikrai neturime. Taip kad reikėtų ir tyrimų, reikėtų ir restauratorių rankos ir turėtume tikrai labai tokį įdomų objektą. Labai buvo įspūdingas apkalimas ir toks kaip kompozicija įvairių elementų, kaip prieangių su įvairiom detalėm, kuriuose tiesiog tarpusavį buvo klasicizmas interpretuotas, galima sakyti, liaudiškai, toje masyvios kolonėlės su savitai interpretuotais kapiteliais. Žodžiu, ir pati išorė taip pat yra tokia, iš vienos pusės ir šiek tiek lyg ir primityvoka atrodo, bet iš kitos pusės jinai yra labai įdomi, nes jinai savita. Ir šis pastatas išsiskiria iš daugelio to laikotarpio kitų pastatų to laikotarpio, nes galbūt vien tuo, kad jisai vis tik buvo rekonstruotas, tai nebuvo pastatas, kuris statomas absoliučiai naujai. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, praktiškai beveik nėra pamatų, statinys stovi beveik ant žemės. Tai irgi seno statinio 18 amžiaus tradicija, nes jau su klasicizmu ateina reikalavimas, kad jau objektai, jau statiniai stovėtų bent jau 70 cm, turėtų cokolį. O šiaip apie šį dvarą mes neturim labai daug medžiagos. Tai visų pirma, nebuvo pradžioje labai stambus dvaras, aišku, tai buvo kaip palivarkas, dėl to niekas per daug jo neprašinėjo ir neinventorizavo, gal labiau ūkiškai, o ne kaip tokią rezidencinį dvarą. Antras dalykas, jisai labai ilgai buvo vienose rankose, praktiškai Jonas Žuravskis, kai įsigijo, tai visą XIX amžius buvo jam. O kada būna vienose rankose, labai dažnai nebūna jokių inventorių. Šis jau rūmas, ar ne, skaitykim, jisai vis tik tai yra klasicizmo statinys, 19, nežiūrint to, kad jo senoji dalis yra dar aiškiai iš 18 amžiaus ateinanti, bet po rekonstrukcijos jis tampa klasicistiniu statiniu. Gal iš
to, kad jis turi tokį netradicinį planą, kampinį. Klasicizmui nėra būdinga, nes klasicizmas tai yra toks lakoniškas, jis dažniausiai būna tik tai simetriškas visada, vadinasi, tai turi būti arba vienas aiškus tūris su aiškiais elementais, arba jeigu tai yra simetrija, tai vadinasi, galbūt du flygeliai yra, bet šiuo atveju mes turim pastatą, kuris yra kampinio plano ir tai irgi būtent dėl to susiformavo, kad tai buvo rekonstrukcija. Bet jei žiūrėti į detalės, tai jau ir bendras pastatym, pavyzdžiui, fasadų, tai jau jaučiam, turim klasicizmą. Pagrindinis fasadas yra simetriškas. Jo centre buvo dviaukštė dalis, mezoninas, kuris, aišku, buvo užbaigtas dviaukščių portikų. Dviaukščiai portikai daugiau buvo tokia, stambaus dvaro atributika, tie tokie didieji. O nes mažesni bajorai sau leisdavo tik tai tą vieną aukštį portikėlį, mažutį statyti. Tai šiuo atveju jau rodo Jono Žuravskio ambicijas į stambų bajorą. Tai 2010 žemės, tai jau stambus dvaras. Pati simetrija, kaip centre duris, abipus vienodas langų skaičius. Stogas gan lėkštas, kas taip pat būdinga, ir pusvalminis, kas taip pat būdinga klasicizmui. Šiuo metu ir 20 amžiaus pradžioje jisai buvo dengtas skarda, iki tol jisai buvo dengtas gontais. Iš tokių detalių langinės, pavyzdžiui, ir langinės ir apkalimas. Šiuo metu apkalimas nėra teisingas to dvaro. Tai yra lentos ir ant siūlių užkaltos tokia kaip lentelės, tokios. Tai būdinga būtent Žemaitijai daugiau ne Aukštaitijai. Ir klasicizme vis tik tai atėjo mada mūriniam statiniam. Tai yra pirmasis laikotarpis, 18 amžiaus pabaiga, 19 pradžia, kada lietuviai bajorai pradeda sekti tą mūrinę madą. Jiems mūrinis pastatas tampa prestižu. Ir labai daug net medinių statinių imituodavo mūrą ir iš to sekdavo, kaip jie būdavo apkalami. Tai būdavo lygiom lentom, kampuose imituojami rūstai lentelės rūstais imituojamos, o rūstus imituodavo, o patys apvadai langų, jie būdavo tokie, kaip pasakyti, jie skandinami. Jie būdavo toje pačioje plokštumoje kaip ir apkalimas, tam, kad statinį, kai tu nudažai, jisai įgytų lygią plokštumą ir atrodytų kaip mūrinis. Dar klasicizmui yra būdinga langinės. Iki klasicizmo barokiniai statiniai langinių dažniausiai neturėdavo. Čia mes taip pat turim labai įdomias statinį šitame pastate apvadus, kurie yra truputėlį net ir profiliuoti, bet skandinti, taip galima sakyti. Ir po to visi langai turi langinės. Restauracijos metu šiek tiek pasikeitė ir proporcijos ir man atrodo netgi dingo tas toksai, tų langų toks savitumas. Jeigu senose nuotraukose žiūri, jie atrodo šiek tiek kitokie, jų yra kitokia, šiek tiek kitokia proporcija, matyt, tvarkant taip jau atsitiko. Ir dar kas blogiausia, kad dėja mes neturim to būtent klasicizmui būdingo apkalimo, kada užkalam ant siūlių listvelės, tos juostelės medinės. Bet šiaip, kaip pagalvoji, tai jeigu tai šiuo metu apsaugo pastatą, jeigu ekonominė situacija yra tokia, kad nei bendruomenė, nei valstybė negali sau leisti šitaip sutvarkyti pastatą pagal tai, kaip jis buvo, tai geriau taip, negu kad visiškai neprižiūrėti ir nekalti ir laukti, kada atsirastų pinigėlių. O šiaip, jeigu norima pamatyti, kaip atrodė autentiškas apkalimas, tai yra namo veranda. Namo verandoje, kuri buvo
greičiausiai galbūt netgi vėliau pristatyta ar ten ir prie po stogų, dalis sienos, senosios pastato sienos, jie buvo po stogų ir dėl to nesusidėvėjo. Tai joje yra išlikę tas senos lentos su kalvio darbo vinimis. Tiesa, bandyta tam užpakaliniam fasade atkartoti jau tą senąjį lygų apkalimą. Ten toje vietoje, kur jau buvo galutinai supuvę apkalimas dabartinis, lygios lentos, dėja neužteko pinigų kalvio darbo vinims ir tai atrodo truputėlį taip kaip su plasmase apdėta. Yra kaip yra, džiaugiamės, kad statinis stovi, atsiras pinigų, pasikeis požiūris, labiau mylėsim medinius statinius, kuo mažiau jų liks, tuo labiau juos mylėsim, nes jie bus retenybė ir tada galbūt viskas bus gerai. Susitvarkysim, patys džiaugsimės, kitiems rodysim ir didžiuosimės.